atvykom į Šimonių girios apylinkės, į Mikerį girininkiją. Šiandien šitą girininkiją yra ypatinga diena, todėl kad į laisvę paleidžiami 5 metus nelaisvėje auginti danieliai. Toksai įvykis gali būti vertinamas dviprasmiškai. Patys eiguliai sako, kad tai yra Lietuvos girių įvairovės, platinimas, papildymas. Kai kurie gamtininkai gali sakyti, kad Lietuvoje danieliai niekada negyvena ir tai yra ne mūsų rūšis. Patys danieliai Lietuvą buvo atvežti 16-17 amžiai. Tai buvo privilegijuotų ponų ir didikų medžioklės objektas. Jie buvo dažnai laikomi prie dvarų, prie pilių, todėl kad yra sėslūs gyvūnai lengviau randami ir medžiojami. Vėliau danieliai, Lietuvoje pradėjo nykt ir jau po karo buvo manoma, kad danielių nebėra. Sovietmečių populiacija buvo bandyta atnaujinti. Tačiau nesėkmingai, ar ne? Tačiau nesėkmingai ir dabar iš naujo mėginama juos introdukuoti. Žvėrys kilę iš pietų ir iš tikrųjų mūsų kraštam yra visiškai negiminingi. Žodžiu, pagarba tiems žmonėms, kurie daro, tai prižiūri ir jie neturi jokių blogų tame intencijų. Lietuvos gamtos turtinimas galbūt gali būti suvokiamas ir taip. Bet kuriuo atveju žvėrys yra gražus ir man tikrai norėtųsi vieną gražų rytą, pavasario arba vėlyvos vasaros pamatyti tarpusėje konkuruojančius danielių patinus. Tai dabar netrukus atidarys tvorą ir leis danieliam patiems išeiti į girias. Miškininkai sako, kad jie jas prižiūrės tam, kad jie nebūtų medžiojami brakonierių, kad jiem negrėstų joks pavojus. Dabar paviliosim dar biškį. Danieliai su elniais konkuruoja dėl maistinės bazės. Iš tiesų, danieliai yra žymiai taikesni, sėslesni, švaresni gyvūnai. Elniai mėgsta purvo vonias, danieliai niekada to nedaro. Kai taurieji elniai pradeda poruotis, jie užima patinai didelės teritorijas, o danieliam užtenka patinai nuo patino stovėti per 100 metrų ir baubti viliojant patelę. Tos įspūdingos ragų kovos, per kurias dažnai lūžta ragai. Paprastai visi elniniai žvėrys stengiasi poruotis vasaros pabaigoje, rudens pradžioj, tam, kad jaunikliai gimtų šiltuoju metų laiku, tai yra pavasarį. Tai danielių poravimosi periodas jau yra pasibaigęs. Pavasarį danieliai mes ragus ir iki vasaros turėtų išauginti naujus. Kodėl mes čia apie muflonus kalbam kartu prie danielių, todėl kad tai yra į Lietuvą atvežtinės rūšys. Šitie muflonai dabar, kurie čia gyvena aptvere, jie pasitarnauja švietimo tikslais. Sako, čia atvyksta mokiniai, na ir jie žiūri ir gali įsivaizduoti, kaip atrodo šitie žvėreliai savo gimtuosiuose kraštuose. O danieliai miške tai būtų taip pat puikus safari objektas, fotosafari objektas. Aš manau, kad tiek danieliai laukiniai gamtoje, kurie dabar yra išleisti, man regis, žymiai naudingesni būtų tuo atveju, jeigu jie būtų naudojami ekologiniam turizmui. Tiek Skandinavijos šalyse, tiek kitose pažengusiose Europos šalyse ekologinis turizmas dažnai lenkia medžioklį. Tai vietoj to, kad žmonės atvyksta tam, kad sumedžiotų žvėrį, tai vyksta tam tikri safariai miškuose, kur lankytojai mokinami pėdsekystės, jie ieško tų žvėrių, su jais susitinka, galbūt netgi praleidžia naktį miške. Aš manau, kad urėdijos galėtų pasimokyti, pavyzdžiui, šiaurės šalių ir mėginti tokius dalykus pritaikyti čia pas mus Lietuvoje. Tai galbūt tai laiko bėgant išstumta tą pramoginę medžioklę, aš, pavyzdžiui, nematau jokio tame nei vyriškumo, su optiniu taikikliu iš didelio atstumo nušautą gyvūną. Na, aš nežinau, asmeniškai mano manymu, aš tikrai nesu žalesnis aktyvistas, nesu radikalas, bet esu nusiteikęs visiškai prieš medžiotojus.